Ketvirtas klausimas. Antano striukėje yra 3 kišenės. Keliais skirtingais būdais jis gali 2 vienodos vertės banknotus įsidėti į tas kišenes. Ši vieta, kad 2 vienodos vertės banknotai, tai reiškia, mums nėra svarbi išsidėstymo tvarka. Kadangi užduotivinys neprašo jokio sprendimo, tai aš galiu pasakyti patį paprasčiausią mąstymą. Yra 2 scenarijai. Gali būti abudu banknotai kartu vienoje kišenėje ir gali būti banknotai abudu skirtingose kišenėse. Tai jeigu mes kalbam apie pirmąjį scenarijų, tai turim vieną būdą, antrą būdą, trečią būdą. Iš viso yra 3 būdai, kada banknotai gali gulėti vienoje kišenėje. Ir toliau yra dar keletas būdų, kaip mes galime sudėti tuos banknotus, kad jie būtų skirtingose kišenėse. Štai vienas būdas, antras būdas ir trečias būdas. Vėlgi mes turime 3 būdus, tik dabar jau abudu banknotai guli atskirai. Na, tai jeigu yra 3 būdai vienaip, 3 būdai kitaip, tai iš viso mes turime 3 plus 3, 6 būdus, 6 būdai, taip. Atsakymas turėtų būti B. Tai va toks labai paprastas uždavinys, jokių formulių čia net neprireikia naudoti.